jaučiu uždarę darbą, padarysiu namuose, dabar tikrai aš nedarysiu. Ir tai tiesiog klausosi muzikytės, Rugėlė žiūri į telefoną. Jo, per anglų darėm lesiningą. Ir tada darys kūno kultūrą, o aš ne. Visą laiką, kai aš darau, jinai nedaro. Ir aš darysiu. Ir tu darysi? Jo. Bent jau ne viena, ačiū Dievui. O tu darai? Taip. Nes visą laiką aš darau, Irida nedaro, Irida daro, aš nedarau. Man reikia atsiskaityti, nes aš atleista, bet man vis tiek reikia O ką tu atsiskaityti? Kabojimą, lankstumą. Koks dar kabojimas? Buvo kabojimas? Tada bėgimo. Tai aš irgi neiškabėsiu. Aš iš karto žūsiu. Tai aš irgi tą patį daryčiau. Nes šitaip reikia laikyti tas rankas prie savęs. Man nepavyko. Bet aš jaučiu nepadarysiu. Irgi ten, saulė apšviečia buvo, sakau, noriu dar kartą, nežinau, kad toliau galiu pastumti. Jaučiau, kad galiu tai Jauti. Aš šiandien tik vienoj dovanoj mokyklai būsiu. Vai, ką? Aš tik šiandieną pamoką dovanoj mokyklai. Kai pasiruošus chemijos atsiskaitymui. Puikiai, bus 10 ir tada galėsi įdėti skrinčiuotą, kai gausi 5. Kiek tu manai gausi? 8. Manau, 8 turėčiau. 7. Šiaip norėčiau 10. Aišku, aš irgi noriu 10, o vis. Bet ar aš to gausiu? Ne. Gerai, 7, vėl grįžti savo 7-tukus, o ne 5-tukus. Pasilgo nuos mokytojas. Koks jos vardas buvo? Jurgita? Nežinau. Jurgita, man atrodo. Prašau, Tai tokia dėlė. Jolanta, prašau, jeigu žiūrite šitą. Jolanta, prašau, jeigu jūs galite, grįžkite čia. Prašau. Man dabar šitą rašo vien 5. Jeigu aš gaudavau 5, tai man parašydavo 7, nes mano brolis buvo chemikas, tai žodžiu, jį Aš labai tai galiu mylėjo. būti chemikė. Jo. Žodžiu, einam rašyti. Mes, kadangi mūsų tvarko rūbinę atėjom apsirengti į Bernų tūliką, tai eik, tu sako, kaip čia smirda. Dažais, čia dažai normaliai. Ir... Ne, tai čia gal. Čia tūlikas. Tu juokauji? Ne, va, tavo duris. Va, palauk, va. Palauk, o. Uždarau, eik, tūliką, nematot. Aš dar į tualetą norėjau. Tai kaip manai? Tu nejuokauk. Nem, einam pavalgėt. Žodžiu, sportavome vėl. Ir taip gavos, kad man parnešė Happy Meal'ą. Bet ten 4 nuggetsų į bulvyčių mažiausias. Tai bent jau tiek. Ta maža kolus. Nu, bet čia būna tik tais kartais. Kartais savaitgaliais, darbo dienom realiai niekada nebūna. Tai čia toks pasilepinimas, bet šiaip reikia susijimt. Žodžiu, išmokau ekonomiką. Aš nežinau, kodėl, bet man taip ekonomika patinka. Realiai ir mano mamai labai patiko. Tai that's why. Ir pasidariau jau anksčiau ten tą ekonomiką, bet pasimokinau vis tiek, jeigu ten kažką rašysim. Dabar biologiją mokinuosi. Šiaip, man atrodo gerai, kad aš išgėriau tos kolos, nes man davė tokio cukraus ir man cukrus dažniausiai duoda energijos. O man mokintis atsiskaitimui, biologijai, kai dažniausiai aš ten nieko nesuprantu, tikrai yra labai gerai. Tai žodžiu, dabar mokinamės ir žiūrėsim, kaip gausis. Mano eyelashes today are slaying. So yeah. Homozigotinis. Tai yra
vienodi aleliai priklauso tam pačiam genui. Tai A didžioji, A mažoji. O heterozigotinis tai kai du skirtingi aleliai priklauso tam pačiam genui. Nu tai A didžioji, A mažoji. You know? Žodžiu, šiaip nežinau, ar sakiau, kad sportavau, bet gal sakiau, nežinau. Pasimokinau tą biologiją, eik tu savo. 3 atsiskaitimai rytoj. Ne, pirmos nebus, tai bent jau tiek. Biologija, pilietiškumas, ekonomika. Bet šiaip šiandien tokia buvo faina diena. Aš tiek prisižvengiau su Irida, per matkę žvengė vėlė kiek ten. Nu, aš žinau, kad nereikia žvengti per matematiką būtent, bet tiesiog negalėjau susilaikyti. Jo, koridoriais ten žodžiu. Aš nežinau, kodėl aš nenufilmavau jums, bet tiesiog, sorry guys, kartais reikia nepamiršti, kad aš filmuoju tai, ką noriu jums parodyti, o taip aš galėčiau jums parodyti, kaip ten juokiamės ar kažkas ten tokio. Bet tada gaudus, kad aš visą laiką turėčiau filmuoti, kad užfiksuoti tuos momentus. Kaip mes ten juokiamės ar kažkas faino. O aš nenoriu vien tik daryti, nes aš filmuoju dėl to, nes tai yra, kas man patinka. Ir jums patinka mane žiūrėti, bet kartais tiesiog reikia pačiai pagalvoti, kad aš irgi noriu išgyventi tą momentą, o ne vien tik visą laiką filmuoti, Nežinau, jeigu suprantate, tai suprantate. Jei ne, tai ne. Prašau, palinkėkit man sėkmės rytoj. Ir dar penktadienį istoriją rašom. Mokykloje penktadienį būsim realiai tik aš ir Irida, o pirmadienį jau Iridos nebebus. Tai būsiu aš ir Rugilė, nebent dar Ugnė pasveiks. O antradienį tada visą susitiksim ir ten, nepasakosiu jau čia taip jums. Bet žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, labai jumis myliu. Nepamirškit pasubscribe, palaikit ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Čia.